1998 metais NASA patyrė patį didžiausią, patį skausmingiausią nuostolį visoje NASA istorijoje. Jie prarado 130 milijonų kainuojantį orų stebėtoją, kuris buvo išsiųstas į Marsą. Ir viskas tai įvyko būtent dėl matematikos. Kodėlgi tai įvyko? Kai kuriems šio erdvėlaivio programavimo darbams NASA pasamdė Britanijoje esančią įmonę, kurie darė matematinius skaičiavimus, rašė formulės ir visa ta jų programa buvo įdiegta NASO's orų stebėtojui, kuris buvo išsiųstas 1998 metais. Po metų, kai erdvėlaivis turėjo jau priartėti prie Marso ir pradėti suktis aplink jo orbitą, įvyko visiškai kas kita. Jis rėžėsi į Marsą ir visiškai susinaikino. Buvo prarastas ryšys ir tada NASA pradėjo analizuoti, kasgi įvyko. Analizuodami jau skaitmeninę dalį, tai yra suprasdami, kas galėjo įvykti programos lygmenį, jie pamatė, kad Britai, kurie rašė formulės, rašė apskaičiavimus, rašė komandas, vadovaudomisi britišką sistemą. Ir tą pačią sistemą jie panaudojo būtent šitam oro stebėtojui. Ir kai jis pradėjo artėti prie Marso, jo sistema netitiko jo kontrolės sistemos, kuri buvo parašyta Amerikoje. Ir skaičiai nesutapo ir todėl jis rėžėsi į Marsą ir iš jo neliko niekas. Taigi, viena maža klaida paskaičiavimuose gali atvesti prie tokių didelių nuostolių. $130 milijonų tai labai didelė suma ir tai buvo skausmingiausias NASA projektas, kuris žlugo ir sugadino reputaciją ne tik NASA ir apskritai daugeliams tyrimams kosmose. Bet klaidos prasideda nuo mokyklos, todėl grįžkime prie mūsų programos.